Na ir baigėsi mano siuntinukas, jau liko porą daiktų, apie kuriuos irgi noriu jums šitą papasakoti ir parodyti. Tai Atomy Hand Cream. Jisai yra skirtas balinti, šviesinti, maitinti, drėkinti ir puoselėti jūsų rankų odą. Rankos. Kas yra mūsų rankos? Rankos tai yra išdavikės, kurios išduoda mūsų amžių. Jeigu veidą mes galim pasidaryti plastinės operacijas, susikurti naują visiškai, tai rankų mes nieko negalim su rankom padaryti. Vienintelį, ką mes galim rankom padaryti, tai jas puoselėti, jas prižiūrėti, kad jos būtų švelnios, švarios, su manikiūru, moteristai turėtų daryti, kad visa tai gražiai atrodytų. Tai pirmiausia, rankų oda turi būti labai sveika. Ir taigi, rankos ta vieta, kuri ir bet kokiu oru, ar vėjyje, ar saulėje, iš karto visada išlindę, kaip ir veidas mūsų visada išlindęs ir matomas, taip ir rankos mūsų bent jau delnai visada išlindę. Aišku, galim pirštinės užsidėti tiek nuo karščio, tiek nuo šalčio, tiek nuo purvo, bet su rankytė mes viską darom. Ir mes, moteris, dažnai ir vyrai, maistą gaminama. Ir jeigu pamatom, kad pas žmogų yra netvarkingos, neprižiūrėtos rankos, mums jau tokių rankų pagaminto maisto jau nelabai norėtųsi ir valgyti, ne? Taigi, rankos mūsų išdavikės. Pasižiūrėję į rankas, mes galim spręsti apie žmogų. Aš kaip susitinku žmogų, sako, kas kur žiūri. Vieni žiūri į batus, atkreipia dėmesį, ypač į vyrą žiūrėdami. Kiti į akis žiūri, pirmas žvilgsnis ir nuskaito žmogui. Štai aš visą laiką žiūriu į rankas. Jeigu rankos malonios, švelnios, šiltos, sutvarkytos, galima tokį žmogų, aš prisileidžiu daug arčiau negu žmogų su netvarkingom rankom. Ko reikia, kad tos mūsų rankos būtų tvarkingos? Priežiūros. Priežiūra kainuoja, visada kainuoja, bet kokią priežiūrą, ar tai būtų savęs, ar tai būtų namų, ar tai būtų artimųjų, priežiūra kainuoja ir labai brangiai kai kada kainuoja. Todėl, jeigu mes kasdieną rūpinsime šituo, tai mums nebus tai brangu. Bet jeigu mes apleisime kažką ir paskui bandysime atstatyti, tai patikėkit, gali kainuoti labai ir labai nepigiai. Ir ką mes galim padaryti rankų? Net jeigu oda nudegė, mes matom visur kitur veidui ar dar kitoj kūno vietoj, jeigu turim kažkokias tai problemas odoje, mes daro ir plastinės operacijas, pakeičia odą, rankų odos, net jeigu buvo kažkokios problemos, jau nei plastiniai chirurgai neoperuoja, nekeičia, taip kad rankos yra mūsų rankose, va taip pasakysiu. Mūsų rankos yra mūsų rankose. Tai štai, nepatingėkime prižiūrėti savo rankų, negailėkime lėšų, kad mūsų rankos gražiai atrodytų, o kompanijos, tokios kaip Atomy ypač, viso tuo pasirūpino, kad būtų priemonių mūsų rankom. Tai štai turime tokį rankų kremą nuo Atomy. Jisai yra avokadų, jisai, kaip jau sakiau, maitinantis, drėkinantis, puoselėjantis, šviesinantis rankų odą. Jeigu būtų rudų taškelių ar kažkokių tai išberimų, jisai tvarko šitas problemas. Na tai išbandykim su šampūnu. Aš jau labai gerai nusiploviau rankas. Oi, koks malonus kvapas, dar jaučiasi tų žolelių, kurios buvo šampūne, proteinų šampūne. Dar jaučiasi va tas toks malonus, natūralus gamtos kvapas ateinantis iš gamtos. Na, pažiūrėkim dabar, ką mums duos 300 ml yra rankų kremo ir pabandysiu aš dabar jį irgi išsispausti ant savo rankos šiek tiek. Tai dar keletas judesių ir pompytė prisipildys kremo. Oi, nu, gal netidariau dar.
Taip, pasukti reikia. Aha, rodiklė rodo, kaip reikia pasukti. Taip, ir pabandysim. O štai, konsistencija gana tokia, pažiūrėkit, ar ne? Ne vandenukas, o gana riebus, sakyčiau, kremas. Tepasi, labai gerai dengiasi. Vėlgi kvapas. Kodėl tokie malonūs žemės kvapai, nerėžiantys uoslės, o taip maloniai, o kaip gerai geriasi. Štai, nepagailėsiu, dar ir kitai rankai, kitam delnukui duosiu. O koks pojūtis, atrodo, kad aš užsidėjau nematomas lateksinės švelnes pirštinaitės. Aš manau, kad ir saugos, ir ne tik mano rankų odą, bet ir mano nagus. Lygiai taip pat reikia pramasažuojančiais judesiais įtepsim. Labai. Oi, koks pojūtis geras. Aš patenkinta. Na kągi, ačiū tau, Atomi, už tokius nuostabius produktus, kurie iš tiesų padės man prižiūrėti mano kūną. Ir nieko nepasakiau apie berniukus. Mano berniukas kitam kambarį vyras, bet aš pagalvojau apie jį. Ir Europos sandėly radau vieną produktą, kuris šiuo metu yra. Paimsiu dar ir kitą su laiku, padarysime komplektą. O štai čia yra Multi-Action Cream. Multi-aktyvus kremas. Cleanser, valiklis namų sąlygom. Kas čia yra? Bet štai matome toks grinai vyriškas produktas. Jisai 150 ml. Tinka veido odos prausimusi skirtas vyrams. Ir irgi mes jį naudosime taip. Jisai užselafonuotas ir aš nenoriu jo atidarinėti, todėl kad aš jį surinksiu dar rinkinį ir dovanosiu vyrui kalėdų progą. Taigi, čia bus taip pat, kaip ir mes turime veido priežiūros rinkinį, vienas iš 4, tą būtent putą. Reiškia, mes irgi išsispausime kažkiek tai ant rankos, taip ištrinsime ir su ta puta prausimės visą veidą. Vyrai skutasi palieka dar tą putą. Įsitrini į odą ir duodi padirbti valikliui. Jisai irgi kaip ir moterims skirtas puta, taip ir vyriška šita puta, tik tai mes žinom, kad vyrų oda yra 4 kartus storesnė nei moterų. Ir ten reikia šiek tiek stipresnių priemonių, kad tą odą irgi išvalyti, sudrėkinti, pamaitinti ir apsaugoti. Labai svarbi irgi vyrų veido odos priežiūra. Dažnai mūsų vyrai tai ignoruoja, bet mes, moteris, turim pasirūpinti, kad jie turėtų kuom prausti savo veidą, kūną, valytis dantis. Juk ką padėsime į vonią, tą vyras ir ras. O kadangi mes savo vyrus mylim, vertinam, tai viską, ką geriausia turi kompanija Atomi, taip kaip savo, tą patį perkame ir vyrams. Mūsų priemonės, kaip sakoma, ne, tinka vyrams, bet subalansuota moterims. Tai naudokime viską pagal paskirtį. Vyrams yra skirta vyrų linija, o moterims yra skirta moterų linija. Taip pat kompanija Atomi turi visą seriją, visą liniją skirtą vaikams. Bet aš, kadangi vaikų neturiu, mano anūkai irgi užaugę, aš per daug nesidomiu, nes aš dabar kalbu kaip vartotojas. Aš radau savo pagrindinius bazinius produktus, kurie man ir mano vyrui yra šiandien labai reikalingi. Ir džiaugiuosi, kad jau juos galiu atsisiųsti iš Europos sandėlio ir naudoti savo namuose. Taigi, linkiu ir jums išbandyti šios produktus. Pagal kainą, nepasakiau kainą. Rankų losjonas. Gali naudotis visa šeima. Oi, kokia oda, oi.
300 ml. Mes abudu su vyru naudosime visą žiemą ir, manau, dar visą pavasarį. Mums užteks šito 300 ml, kadangi reikia visiškai nedaug, konsistencija taip pat geriasi į odą, tikrai nedidelis kiekis čia. Tas lašiukas aš sunaudojau iki beveik alkūnių, tą lašiuką, kurį išspaudžiau. Tai kremas 15 eurų, visa šeima naudosis. Vyriškas 12,50 prausiklis, jo metams tikrai pakaks. Jeigu jūsų vyrai dažniau skutasi, tai gal dažniau kaip putą naudos, skutimuisi, tai sunaudos greičiau. Bet tik 12,50 ir turi švarę, sveiką odą. Tai ką, mielieji, susisiekit su žmogum, kuris jums davė šitą informaciją, arba su manim. Ir aš pasakysiu, padėsiu jums užsisakyti prekes, užsiregistruoti į kompaniją Tomi ir atsisiųsti savo, viskas keliauja tiesiai į namus. Jeigu užsakymą darome 150 eurų vertės, tai ir siuntimas iš Vokietijos bus nemokamas. O jeigu mažesnį sumai darot, tai atitinkamai esu mokėjusi už siuntimą 10 eurų. 10-50, priklauso nuo sumos, ką jūs siūsitės. Bet mes dabar jau taip išmokome pasidaryti siuntinį už 150 eurų, nes visko reikia, ypač pradžioje visko reikia, ir tada siuntimas yra nemokamas. Tai štai, mielieji, tiek. Jeigu patiko kažkurie tai produktai, susisiekit su manim. Iki kitų susitikimų. Jūsų Rita.